informacijos teorija. Pereisiu labai paprastai tokius pagrindinius 4 terminus, kurie iš principo nusako šitą informatikos sritį. Tai visų pirma, tai informacija ir informacijos kiekis. Ir nuotrauka, kaip metafora pavaizduota nuotraukoje svarstyklės. Ir svarstyklėmis mes, sakykime, visą laiką pasveriame svorį. Tai pasirodo informatikoje. Mes irgi labai panašiai paėmę bet kokį duomenų paketą, bet kokį failą, galima jį pasverti ir pasakyti, kiek tenai informacijos yra. Ir šiandienos, kaip ir tikslas paskaitos būtų išsinešti tą intuiciją ir ne tik intuiciją, bet ir aišku matematinį apibrėžimą, kaip mes pasveriam. Dabar tas dydis įsikio užbėgų prieš akis, tai yra vadinasi informacijos entropija. Reiškia, galima paduoti bet kokį failą, duomenų paketą, simbolių eilutę ir paklausti, kiekgi ten yra informacijos. Ir tuo pačiu reiškia paklausti, kokiagi yra to failo duomenų paketo entropija. O kokiaisgi matais mes galime tai pamatuoti. Ir atsakymas būtų bitais. Čia didelio siurprizo nėra. Autorius pasiūlęs Claudas Shannonas terminą informacijos entropija. Ir iš principo čia yra Claude Shannon, mokslininkas, kuriam praktiškai priskiriamas šitos visos informatikos atšakos startas. Ir šitas mokslas startavo, sakykime, nuo Claudo Shannono straipsnio, kuris vadinasi, pažodžiui verčiant būtų komunikacijos matematika. Ir jame jisai, sakykime, pateikia apibūdinimą, būtent bito sąvoką jisai ir įvedė. Ir bito sąvoka buvo panaudota būtent tam, kad pamatuoti kiek tenai, sakykime, informacijos kiekį mūsų duomenų pakete. Mes dabar tada galima paklausti, turiu aš 1 gigabitą failą, sakykime, kurį išmatuočiau tiesiog pagal dydį, gigabitų, tai reiškia milijardas bitų. Bet tam failė surašyta vien tik nuliai. Ir turiu kitą failą, irgi kuris užima milijardą bitų, bet jame surašyta, sakykime, visa žmonijos istorija, sakykime, enciklopedijų kelių tomų rinkinys. Kaip ir paklausus, kuriame faile daugiau informacijos, intuityviai mes atsakytume taip, ten, kur yra enciklopedija, tengi aš kažką paskaityti galiu ir kažką tai gauti tos informacijos. O tai, kad aš pamatysiu tenai, sakykime, krūvą nulių, kaip ir manęs, tai nenustebins labai stipriai. Tai čia būtų intuicija, kad netgi jeigu failo dydis, jeigu lyginam 2 failus, tai jų dydžiai yra vienodi, tai dar nereiškia, kad tenai yra vienodas kiekis informacijos. Ir tai reiškia, pasižiūrėti į failo dydį neužtenka ir mes matuojame informacijos kiekį bitais, bet jeigu pasakyti, kas liečia milijardas nulių tenai, arba jeigu failas, kaip pasakiau, milijardas bitų, kur nuliai surašyti. Tenai likti daug informacijos nebūtų, o savo ruoštų, kaip jau sakiau, milijardas kažkokių tai simbolių, kurie, sakykime, sudėjus, galim perskaityti kažkokį tai prasmingą tekstą, tuos simbolius sudėjus į eilę. Tai tos informacijos kaip yra daugiau. Taigi, informacijos kiekis gali skirti skirtingose failuose. O dabar paskui pamėginsime tą kažkaip tai formalizuoti ir padaryti, suformuluoti viską griežčiau. Kitas terminas svarbus – informacijos kodavimas. Ir čia vėlgi aš parodžiau tokį įrenginį, kuris vadinasi Baudot telegrafas. Ir jo esmė yra sekanti. Reiškia, matome patento data čia 1888, tai reiškia solidžiai, daugiau kaip 100 metų šitam įrenginiui. Ir reiškia, koks jo tikslas. Paduodamas tekstas operatoriui, kuriame surašyta, tekstas reiškia raidės, kitai žodžiai, ir operatorius juos suveda. Veda jis po vieną simbolį, po vieną raidę, vienu metu, ir tam jisai turi 5 klavišus. Ir šone kelių raidžių, sakykime, kombinacijos yra pateiktos, pavyzdžiui, A raidė. Kad pasiųsti, jis paspaudžia tik tai 1 klavišą, kad B pasiųsti, jis paspaudžia 3 ir 4, čia kur pliusai sužymėti eilutėje klavišus. Ir tokiu būdu jis jau koduoja informaciją. Ir reiškia, kai mes kalbame apie informacijos kodavimą, mes visą laiką turime omeny, kad vienus simbolius mes keičiame kitais simboliais. Šiuo atveju galima įsivaizduoti, kad raidės yra keičiamos tais minusais ir pliusais, kur savo ruoštų pliusai tiesiog reiškia atitinkamo klavišo paspaudimą. Informacija gali būti netgi tokiam prietaise koduojama ir toliau. Tai yra pats aparatas, jisai
šitų klavišų paspaudimų kombinacija transliuoja elektrinių signalų rinkiniu. Tai reiškia, jisai savo ruožtų paverčia tuos paspaudimus į keletą impulsų telegrafo linijoje. Tai vėlgi vyksta transformacija. Šiuo atveju simbolio, kuris jau nusakomas 5 klavišų viena ar kitų paspaudimų, transformacija į kažkokius tai elektrinius impulsus. Tokio pobūdžio transformacija vyksta ištisai ir čia tik tai aš parodžiau, vėlgi paveikslėlis pateiktas kaip metafora, bet aišku, kad dabar pas mus informacija koduojama ištisai. Galim toksai sekantis žingsnis, kuris jau būtų pavyzdys, kaip mes, jeigu pereitume nuo Bodo telegrafo ar jo koduotės. Pavyzdžiui, ASCII lentelė, tai yra, kada mes užkoduojame įvairiausius simbolius 8 bitų kombinaciją. Taip atitiktų 8 klavišų. O jeigu eiti dar toliau, pavyzdžiui, visi dabar praktiškai ištisai naudojama informatikų programuotojų koduotė UTF-8, kur mes naudojame paprastai jau 2 baitus, 16 reiškia bitų. Informacijos teorija, kaip ir mokslas, jis ieško efektyvių būdų užkoduoti. Reiškia, žmonės, kurie dirba šitoje srityje, rašo įvairius algoritmus, kaip efektyviai užkoduoti ateinančią informaciją naudojant kodų lenteles arba kodavimo algoritmus, paversti juos į kitus kodus. Ir šiuo atveju efektyvumas, jisai suprantamas dviem būdais. Tai visų pirma, kompaktiškiau suspausti informaciją, kad jinai perdavimas pereitų kuo greičiau, užimtų kuo mažesnį laiko langą. Ir taip pat užkoduoti taip, kad informacija būtų perduodama patikimiau, nes visi informacijos perdavimo kanalai praktiškai turi vieną kitą triukšmą. Triukšmas yra neatskiriama informacijos kanalo perdavimo dalis. Ir reiškia, perduoti informaciją patikimai yra labai svarbus uždavinys. Jisai sprendžiamas ne tik geležies pagalba, tai yra konkrečiais laidais ir tinklo kortomis, routeriais, bet taip pat jisai gali būti sprendžiamas labai efektyviai programiškai. Ir tas sprendimas pasireiškia tuo, kad mes ateinančius vienus kodus keičiame kitais ir tas įgalina mus stipriai padidinti informacijos perdavimo patikimumą. Informacijos teorijai svarbus terminas tai yra perdavimo kanalas. Su kiekvienu perdavimo kanalu yra neišvengiamai susiejusi triukšmas. Informacijos teorijos rėmos yra kuriami matematiniai modeliai, kurių pagalba nagrinėjama, kaip ta informacija pereina, ant kiek jinai patikimai gali būti perduota. Ir praktiškai, jeigu, kodėl čia vėlgi kaip metafora, kai čia pavaizduota, ties šitų terminų aš bent jau pasirinkau, tai yra senovės piešinys. Tai yra piešinys prieš keletą tūkstančių metų. Sakykime, senovės žmogaus padarytas. Ant sienos jisai matė savo aplinkinį pasaulį ir perdavinėjo savo įsivaizduojamą tą aplinkinį pasaulį, tai kaip jis jį suprato, perdavė su tokiu piešiniu ant sienos. Ir tai galima traktuoti kaip žinutė, kuri pasiųsta per laiką, per amžius, keliauja, sakykime, ta žinutė. Ir tai būtų vienas iš pavyzdžių ir ką aš noriu pasakyti su šitu piešiniu, kad praktiškai bet kokį procesą, kurį mes matome gamtoje, jį visą laiką galima traktuoti kaip tam tikrą informacijos perdavimą per kanalą. Ir tai yra svarbu, nes informacijos teorijos modeliai praktiškai naudojami labai plačiai. Jeigu aš teigiu, čia aišku, be jokio dabar įrodymo, kad bet kokį procesą gamtoje aš galiu įsivaizduoti kaip perdavimą per kanalą, tai reiškia, šitie informacijos teorijos matematiniai moduliai, jie gali būti ir yra naudojami tam, kad modeliuoti įvairius procesus tiek socialinėse sistemose, tiek, sakykime, fizinio pasaulio sistemose, kurti įvairius modelius būtent informacijos teorijos pagalba. Nes bet koks kanalas, aš irgi dabar kalbu su jumis į kažkokią siunčiu informaciją potencialiai auditorijai ir tai irgi informacijos perdavimas. Ir bet kas tik tai ateitų į fantaziją, į galvą. Jeigu taip arčiau, sakykime, programuotų, tai pavyzdžiui, aš įrašau failą į diską. Tai irgi šiuo atveju diskas yra informacijos kanalas, kuris gali turėti klaidas. Ir aš kaip ir suinteresuotas
kurti tiek programiškai, tiek, sakykime, aparatūriniam lygmenyje įrangą taip, kad kuo patikimiau ta informacija būtų perduodama. Dekodavimas. Jis kažkuria prasme yra priešingas kodavimui. Jeigu mano tikslas užkoduoti kažkaip informaciją, tai dekodavimas dažnai būna priešingas veiksmas. Ir čia jeigu grįžti prie Bodot telegrafo, tai reiškia, eina elektros grandinė telegrafo grandinė, eina elektros signalai ir tuos impulsus aš norėčiau dekoduoti, tai yra gauti pradinį tekstą alfabeto raidžių pavidalu. Bet taip pat dekodavimą galima suprasti, kaip ir čia aš pavaizdavau žmogaus DNR molekulės struktūrą. Taigi galima dekodavimą įsivaizduoti iš žmogus, sakykime, netgi ląstelės lygmenyje esantys baltymai, tame tarpe RNR, DNR, užkoduoja tam tikrą informaciją. Ir mokslininkai, kai sako, nori iššifruoti genomą, reiškia dekoduoti informaciją, kuri yra kanalas šiuo atveju. Tai DNR molekulė, RNR molekulė, kiekvienoje ląstelėje. Ji per laiką, tai reiškia pati ląstelė yra informacijos kanalas ir pati molekulė yra informacijos kanalas, kuri neša informaciją apie visas individo charakteristikas. Ir reiškia, genomas iššifravimo uždavinys, didesnė jo dalis yra išspręsta. Tai reiškia, dekodavimas šiuo atveju reikštų, kad mes norėčiau suprasti, kokia kodo dalis tokioje DNR, RNR molekulėje įtakoja kokias žmogaus charakteristikas. Pavyzdžiui, kurioje vietoje fragmentas tokio kodo įtakoja, kad žmogus turės mėlyną akių spalvą.